Dabar dar noriu papasakoti, turėjau daug problemų su važiuoklės kojom stikloplastiniais. Va, ir dabar viena matosi nedažyta. Parodysiu įrangą, kur buvo gaminamos tos kojos. Čia žolė guli. Va, yra viena lingė buvus pagaminta, bet ji buvo šiek tiek per plona stikloplastinė. Ir papasakosiu apie lingių gamybą. Visų pirma, projektavimas. Praktiškai nėra padorios literatūros, kur būtų galima atlikti kažkokį skaičiavimą, daugiau tik tai analogų studijuodamas, žiūrėdamas kažkokiais, tokiais primityviais metodais. Nėra kažkaip paskaičiuoti. Todėl, sakau, viena tiesiog aiškiai per plona buvo, bet kokiam lengvesniam lėktuvui bus galima panaudoti. Dabar pati lingės forma yra padaryta iš cinkuotos skardos sulituota su dvigubom sienelėm, kad galėtų aplinkui cirkuliuoti vanduo. Nes jau turiu skaudžią patirtį ir ne tik aš, kas yra daręs, kokią dervą benaudotum, galima ten būtų pačius lėčiausius kietintojus naudoti. Kai sukrauni stiklo audinio tokį kiekį, beveik apie 3 cm, vis tiek gaunasi savaiminis kaitimas ir tau belieka aplink tik šokinėti, o ta pakaista, parūksta dūmas ir iš tos tavo lingės nieko nelieka, jis sudega. Todėl tiesiog gaminant lingę, kai būna praktiškai apie 80–90% padaryta darbo, pradeda kaist. Tada aš labai ramiai būna paruošta, paleidžiu šaltą vandenį, numušu temperatūrą ir ramiai baigiu darbą. Tai vienas dalykas labai puikus, ta forma nėra labai sudėtinga. Dabar papasakosiu apie pačią gamybą. Forma yra išvaškuojama. Silikoninių grindų vašku tiesiog tokio, čia nereikia kažko ypatingo. Toliau paklojami 3 stiklo audinio sluoksniai, konstrukcinių 0,3 mm platus, kažkur tokio pločio. Sudrėkinami derva ir paliekami taip į kraštus atversti. Toliau su tokia įrangėlė vadinamom šukom klojamas stiklo siūlas. Siūlas, paimtas vamzdžio gabalas, dabar pamiršau tiesiog atsivežti. Ir privirinta vinių. Padėjėjas privinioja to siūlo, dedi tą formą su teptuku, su derva, jį sudrėkini, galus nukarpai, padėjėjas vinioja į kitą. Ir tai per kokias 6 valandas nesustojamo darbo tą formą, tą lingę, jeigu viskas gerai pavyksta padaryti. Kai sukrauni pakankamą storį, būtinai čia reikia pasidaryti šablonus viršų, žinot kiek kraut, nes gali tą lingį gautis visai netokią, kokią norit, netokių skerspjūvių. Tada paimi tą audinį, užvartai vieną ant kito ir užspaudi va šitą vadinamą, nežinau kaip čia lietuviškai, tokia aviacijos gamyklos terminologija, sulagą. Čia yra medinė paprasta lenta su skardos tokiom kreipiančiom duralį, užspaudi ir čia susispaudžia verštuvais. Keliais paliekama kietėti. Po to, kai sukietėja ir išimi iš tos formos, jau ta lingė būna labai mažas reikalingas apdirbimas, iš visų pusių jį apspausta, nereikia ten jos labai daug laistyti. Ir dar vienas dalykas, tos formos privalumas, dervos šiuolaikinės visos jom reikalingas terminis apdirbimas, jos praktiškai yra visos karšto kietėjimo ir bet kurią dervą reikia daugiau ar mažiau išlaikyti tokių temperatūrų. Čia buvo naudojama vokiška derva epoksidinė. Ir jos pagal grafikus reikalinga laikyti 15 valandų 60 laipsnių temperatūrui arba 10 valandų 80 laipsnių temperatūrui. Pradžioje aš bandžiau to servise, kitur, bet tai visiškai netinkami būdai, nes kol prašyla vien ta lingės, to ramasė didžiuliai, čia užtrunks gal valandą, mažiausiai 1,5. Todėl paskui tiesiog atėjo toksai geras sprendimas, visą šitą formą vėl įdėjau lingę, pripyliau vandens, pastačiau ant dujinės plytelės turistinės dirbtuvėse. Čia buvo įstatytas termometras ir tiesiog pradžiai su 2 skylėm dujų buvo tas vanduo pašildytas, o po to labai ant mažos ugnies, čia galima būtų aplamai automatizuotą procesą, jeigu daugiau gaminant, bet tiesiog bedirbdamas laikas nuo laiko pasižiūri termometrą, reguliuoja tas dujas. Ir per darbo dieną, o taip sėkmingai, jei pats neturi laiko, žmoną paprašai ir ta lingė išverda, pasidaro tikrai jos charakteristikos puikios, tas stikloplastis kietas, nes paskui labai pjaustydamas galus labai tą gerai jauti. Jeigu metalo pjūkliukas pjauna kaip tikrai per kietą, viskas tvarko, jeigu veliasi, reiškia dar terminis nedadarytas ir ta lingė bus bloga. Ir viena iš problemų, ta derva vokiška
kietinto ir dervos santykis yra 140 dalių. Man tą pasakė, kai aš tą dervą įsigijau, bet ant indo buvo užrašyta 125. Buvo praėję kažkiek laiko, gal atmintis nesuveikė ir aš padariau 125 ir man ta lingė kietėjo blogai, nesukietėjo, todėl dėl tokio kvailo nesusipratimo teko gaminti vietoj 2-4 lingės, dabar jau daug maž problemai spręsta, bet tokios kvailos klaidos, kurių norėtųsi, kad kiti nekartotų. Dabar apie dažymą dar noriu lėktuvo papasakoti. Lėktuvas dažytas, čia jau ne mano dažymas, kiti žmonės dirbo ir praktiškai labai geras automobilių dažytojas dažė ir buvo pageidavimai, kad jisai kuo būtų glotnesnis, kuo daugiau prišpakliuota, nors vėl nesutikau, bet ką dabar padarysi. Ir sakysim, tikrai buvo negailėta glaisto, prišpakliuotas, priglaistytas. Iš vienos pusės tai gerai, gražu, bet tai didina svorį ir ypač yra nemalonu, kai, sakysim, eleronai. Visi vairai čia tarp kitko balansuoti, 100% švino balansavimas, sakysim, eleronas. Jį nori, nenori, reikia išbalansuoti. Čia švino visa priekinė noselė privaryta. Ir čia tas eleronas mažai matosi, būtų jį tikrai galima mažai glaistyti, bet ne velnio, jisai priglaistytas labai storai ir tą storį teko atsverti švinu. Nu ką darysi, lėktuvas reiškia nešiojasi keliose vietose nereikalingo daug svorio ir visi vairai, ir posūkio vairas, ir aukštumos vairas yra per daug pridėta glaisto, ypač apatiniai pusė, sakysim, kur nesimato, galima būti jo nedėti visai arba dėti minimaliai, bet glaistų yra labai daug. Na ir atitinkamai švino, ką darysi, gal su švinu geriau skrenda. Nu, praktiškai ir viskas, tik tai tiek dar noriu pasakyti, kad, sakysim, ir su pavadinimu nesutinku, ir su kabinos kai kuriais sprendimais, ne nuo manęs priklausė tas, todėl šiaip lėktuvas neblogas, o tie dalykai yra pataisomi ir pavadinimą galima pakeisti. Dar turbūt į kabiną parodysiu. Kabina, kaip ir anksčiau matyta, niekas labai nepasikeitė. Tiesiog galima pažiūrėti išdėstymą, aišku, ta spalva netinka, bet ką darysi. Ir kas iš tokių gal įdomesnių dalykų, gal šita užpakalinė dalis. Čia galima pažiūrėti gana patogu sėdėti, yra, kaip jau rodžiau, bagažinis. Čia galima tą pasinaudoti, galas uždarytas ir čia bagažinį. Atvertus galima sudėti gana daug daiktų ir sunkių. Ir kitas variantas, jau kaip sakiau, galima išsitiesti, miegoti gana patogai. Ir lėktuve daug vietos numatyta tokių komfortiškų variantų. Na ir langai išimami, pabandysiu parodyti. Dabar demonstruoju. Čia jau žymiai greičiau negu ano, nereikia jokių varžtelių, va išsisuka. Ir, sakysim, toks šaunus vyras operatorius, jeigu nori filmuoti, jau šitas galas bus atidarytas, galima filmuoti arba grinai dėl šilto oro, nu įvairios paskirtys to lango išėmimu. Įsideda jis taip pat labai greitai. Turėtų įsidėti. Va, viskas, lėktuvas vėl gali skristi. Ir abudu langai taip išimami, čia papildomos šiek tiek sąnaudos, bet labai patogus dalykas. Tiek kol kas apie lėktuvą. O dabar pabandysim paskraidyti, pažiūrėti, kaip ore atrodo.